Sveiki atvykę į kosminės stovyklos turą ir šiandien mes pasivaikščiosim po stovyklą. Turim penktadienį, įteikimų ceremonijos ir taip toliau ir pamatysit, kaip mums čia sekasi ir kaip mes atrodom. Tai be mūsų pažybos kompiuterių ir pramogų erdvės, tai turim baseinuką ir sporto kompleksą. Aišku, gaila, kad pirmai pamainai nelabai pasisekė, nes turėjom nekokius orus. Nu, bet šią pamainą taip prisipliuškenom. Einam, pažiūrėsim, ką daro Airsoftas. Atvykom į Airsoftą, turim tokį įdomų aparatą, parodinį, ko tik tie žmonės neprigalvoja. Tai šiais metais mums padeda Sūduvos Vilkai ir Rapolas ir vaikus mokina žaisti Airsoftą. Tai turim vadovą Rapolą, kuris yra atsakingas realiai už visą Airsoftą. Tai kiek suprantu, dabar čia yra rungtys 1-1. Kuris kurį pašauna? Taip, kuris kurį pašauna, tas laimėtojas eina į laimėtojų lygą, pralaimėtojas į pralaimėtojų. Šiaip nebairis pirmą kartą per 2 savaitės. Randu laiko ir tik dėl video ateiti pažaisti Airsoftą, tai ant tiek pas mus laiko nėra. Šiaip su kompais pirmie pradedam, paskutiniai baigiam. Žiūriu, čia reikėtų ir patiems pasišaudyti. Atvykom į Paryžių, turim vieną iš mūsų stovyklautojų, kuris, nežinau, jums ir man turbūt papasakos, tai kaip antra pamaina. Faina, buvo geri svečiai, įdomu su jais buvo žaisti. Aišku, buvo ir pralaimėjimų, bet buvo ir laimėjimų. O kas labiausiai tau patiko? Veiklos, turnyrai ar viskas, kas laukia, ten džakuzė ir taip toliau? Viskas faina, realiai. Gera labai stovykla, vaikai turi ką veikti, vat man visai patiko su muzika turnyrais apsiimti. Nu, žodžiu, visos veiklos viename, žiauriai geras gabalas yra sukurtas mūsų Kirilo ir vaikų, tai palieku linką, kur jį bus galima paklausyti. Iš kur tu kiaušinių gavai? Aš matai, žinomumo kaina yra. Pramiegi ir kai pramiegi, nueini, pasiprašai pusryčių, kas tom tau padaro, ramiai. Eik, tu savo. Tai žodžiu, turim ir visima svarbiausia daryti, tai jisai čia 3 dienom atvarė. Šitas yra dar prisitrynėlis. Labas. Šitas nesurežisuota. Ne, viskas. Bet man tai, pavyzdžiui, dėl to surežisavimo dabar, pavyzdžiui, šitą aš taip norėčiau valgyti, jūs man atnešėte, taip sakot, pafilmuosim ir nunešite. Pavydžiu tau, jeigu rimtai, tai Simas atvažiavo 3 dienom su savo pijum. Duokit pavalgyti. Ačiū, kad atvažiavai, bet gal papasako, kodėl tu šiaip čia taip. Atvažiavau praeitais metais vienai dienai, sakau, atsivešiu pijų, sakai, važiuojam, atsivežk, tai pijui tai patiko. Šiais metais, sakau, atvažiuosiu, jeigu galima ilgiau negu vienai dienai, nes pijus labai norėjo. Tai sakau, atvažiuoju aš irgi kaip svečias pabūti, o šiandien ryte dar su žmona susirašinėjau, sako, tai kitiems metams pijui kelialapis jau bukt. Tai kitais metais visai savaitėje atvažiuosiu. Ta prasme, ne visą savaitę būsiu gal, bet aš galvoju, nes pijus labai jaunas, vienas iš jauniausių. Kitais metais bus tik jo pirmieji metai, kaip jis gali pagal metus pas jūs būti. Tai galvoju, pirmą naktį turbūt pabūsiu kartu, tada kokiams 2-3 dienom išvažiuosiu ir grįšiu užbaigti kartu ir parsivežti. Tai bus ir apšildymas pijų, o pati stovykla, tai aš net nežinau, ką sakyti. Ir pas mane istorijose matėsi, aš džiaugiuosi, kad mano vaikui smagu ir man malonu matyti visiems vaikams, kaip yra jėga užsiėmimai. Ir jeigu tėvai galvoja, kad čia pasims ir atiduos vaikus nuo kompų prie kompų, tai labai klysta. Nes čia jie prie kompų, jeigu ir bus, tai bus kokybiškai. Jie mokysis juos rinkti nuo starto iki galo, kosminius. Ir, pijus gali paklausti, kaip baseinas tau? Tai va. Tai dienos metu mes turim ir grafinį dizainą. Tai va, pavyzdžiui, kiekviena pamaina savo pasidaro sertifikatą, išsirenkam patį geriausią, kurio dizainas labiausiai visiems patinka. Ir visa pamaina gauna būtent tokio tipo sertifikatus. Turiu aš pareiškimą. Toks, jeigu istorija mūsų, turbūt draugystė realiai ir prasidėjo tada, kai atvažiavai pirmą kartą į stovyklą. Beveik. Jo, taip turbūt galima. Realiai atvažiavai į pačią pirmą pamainą, pamatėjai ir 5 neglę atsivežiai parodyti. Taip. Ir aš kažką gerai darau, jeigu žmonėm tai patinka. Aš dabar tiesiog esu piktas po pralaimėjimo FIFA's. Na, aš dabar savį kaupiu biškį. Kam pralaimėjai? Manfredui. Bet tu už vakar laimėjai prieš jį? Irgi vienu golą pralošiau. Nu va, Karolis Alturė. Aš net nenoriu teisinti, kokį šūdą jis laimėtų, prasme, aš nekenčiu to žaidimo. 2 golai po reboundą tiesiog vartininko ir 2 golai mano tiesiog prieš vartininką stovi ir nesugeba maniškiai mušti.
jau ne kartą sakiau, tai nuostabi vieta iš tikrųjų. Teko atvažiuoti ir sutemus, kai jau visi... Nedarbo metu, savaitgalį. Bet būtent sutemus. Tai buvo didžiausias efektas, nes baseinas po atviru dangumi yra šviečiantis ir šildomas. Ir nežinau, čia tai tiesiog malonu būti. Nu ir gerai, ką tu čia tavęs apkrausi, eisim žaisti cesą prieš vaikus. Jo, šiandien sakė 5v5 cesas ir dar norim mes su Omantu nugalėti tuos, kurie jūs vakar nugalėjo. Jam pasisekė. Manfredui irgi FIFA pasisekė ir antrą kartą jau. Antrą kartą. Jisai, ta prasme, paskutiniam minutėm jisai tiesiog deda krūvelę ant tos kėdės. Deda krūvą tiesiog. Stovykloje ne tik draugų, bet ir priešas susiradai. Viena iš labiausiai laukiamų vaikų erdvių, tai kompiuterių rinkimas. Mes čia turim pilną komponentų, jie čia išmoksta rinkti kompiuterius, bet kai kurių tėveliai leidžia vaikams kompiuterius susirinkti patiems ir juos įsigyti ir pasiverčti namo. Tai einam, apžvelgsim kelis surinktus kompiuterius. Šitą kompiuterį rinkom ne mes, rinkosi pats jaunuolis, bet kokių nerealių kartais vaikų tu sutinki. Jam 12 metų, jis pats 5M serverius kuria, rašo jiems skriptus ir daro skinus. 12 metais. Tai Domai, ar patinka tavo kompiuteris? Jo. Ar atsimeni, kiek už jį sumokėjai? 700-800. Jo, kažkas tokio 700-800 eurų, o ar komponentus atsimeni, kuriuos dėjom? Jo. Nu? Bet ne visus. Nu tai gerai, žiūrėk, kiek tu metų? 10. 10. Nu tai bent pusę pasakyk, aš būsiu laimingas, kad mano pamokas paveltų nenuėjo. Ryzen 5 7500F, maitinimo blokas 600 PM ir B600 PM. Pagrindinė plokštė. Parodyk, kur ją gali pažiūrėti. Parodyk. Va čia vakar. Tai perskaityk, viskas tvarkoja. B650 MD3HP-AX. O vaizdo plokštė kokia pas tave? RX 5700 XT. Mūsų tikslas tėvam pasiūlyti gerą kainą ir vaikam našumą. Mes su visais esam sutarę, atsimeni, kad jeigu nepasakai PC speksų, mes kompą pasiliekam savo, nes po to tėvai galvos, kad tu tik žaidėjai, bet nesimokai. Tai kokios PC specifikacijos? Terabaitas SSD, 32 GB RAM, 5 Ryzenas tas čipas. Ok. Dabar vaizduškė ten labai ilga ten. RX 57 XT. Šiaip, to be clear, dedam ne naujas vaizdo plokštės iš savęs su metų garantija, bet tai vaizdo plokštė kainuoja 100-100 eurų ir kiekvienas jaunuolis čia atvažiuoja, man reikia RTX bla bla bla, o mes sakom, žiūrėk, mes tu sudedam, įsirašai žaidimus, pasižiūri kiek FPS ir pasakai, ar tau tinka. Ir dažnai tėvai pasako biudžetą 400-500 eurų didesnį, kaip ir buvo tavo atveju. Ir mes po to skambinam, sugebėjom jums sutaupyti kelius šimtus eurų. Tai ateityje įdėsi vaizdo plokštę, kokią norėsi. Tai kompiuteris kainavo 1080 €. Sudarau vaisį tapo. Esi patenkintas. Taip. Tai tavo problema yra, kad tau kompas lagina. Ar patenkintas kompiuterio išvaizdos atnaujinimu? Išvaizdos taip, bet greičių ne. Ne? Stringa. Nu tai, kaip palyginus, kaip pas tave yra į 5-6 kartos ir GTX 1060, nu tokio našumo ir reikėtų tikėtis, bet tėvai pasakė, kompas bus ateityje, turim biudžetą 120 eurų, tai mes uždėjom geresnį aušinimą, kitą korpusą bei 1 terabaitą SSD SATA. Nu, lagina ar nelagina? Biškė. Vyksta paskutinis Minecrafto turnyras ir vėliau CSO turnyro nugalėtojai kovos su vadovais, arba bent jau turėjo kovoti, bet kad esam aš, Omantas, Karolis ir Simas, tai mes turėsim 4 žmonių komandą prieš 5. Aš manau, tai būtų fair, ne? Ar 5 bus? Jeigu tėvai žiūrėsit video, mes jūsų vaikų nesigailėsim. Tegul žino, kiek dar reikia tobulėti ir stengtis. Teisingai. Turim 4 vairavimo simuliatorius, iš kurių dūra Trustmasterio. Juos mums atsiuntė apžvalgai, tai laukite mūsų kanale apžvalgos šių vairų. Viena iš jau turbūt mano mėgstamesnių veiklų tai yra 3D printinimas. Gali atsiprintinti, ką jie nori įvairiems projektams ir aišku kažką iš dalykų įsivežti. Šitas, pažiūrėkit, koks kietas reikalas. Taip pat vaikai gali atsispausdinti savo kompams kažkokių tais priedų. Žodžiu, veiklos pilna. Sakai, smagu vaikam.
Tikrai taip. Kaip- Žindelis skundėsi, kad pavydė labai vaikams, kad į baseiną eina. Aš gal labiau pavydžiu ne pačią faktą, kad aš čia neinu, bet aš pavydžiu jiem, kad nieko panašaus, kai aš buvau jų metų, nebuvo. Oi. Šitą dažniausiai ir iš tėvų turbūt ir esu girdėjęs. Dėl to ir pas mus ir startuoja tą suaugusių pamaina, nes atvažiuoja tėvai. Į kiekvieną pamainą 5-6 tėvai. Mes norim, tapšme, kažko panašaus. Tai va ir turėsim. Kaip šiaip tau pat visas vaibas čia? Aš esmė tame, kad, vat, kaip tu ir minėjai, aš vaikystėje nelabai turėjau jokių stovyklų. Pirmas dalykas, mano tėvai labai neturėjo pinigų, kad išleistų mane į stovyklą ir tipo toks kaip stovykla man nebeegzistavo. Mokykla ir viskas, o vasarą į kaimą dažniausiai ir taip toliau. Ir visų šitų pramogų, ką dabar matau, kosmosas. Dėl to aš realiai ir atvažiuoju kiekvienais metais. Ačiū tau. Šiaip jo, mes į Žilvytį važiuodavom. Irgi tik dėl to greičiausiai, kad Achema kompensuodavo. Ačiū Achema. Oi, tai kompensuoja, ten 500 litų, tuo metu 500 litų buvo mėnesinis atlyginimas. Vieno žmogaus, tipo, suaugusio. Wow. Tai šiaip daug kas ten gali sakyti, nepigi ta stovykla mūsų, bet žinai, kokybė kainuoja. Taip. O mes čia dedam savo visą dušę. Pilna tų veiklų, smagu, kad iš tikrųjų atvažiuoja tie patys ir svečiai, pabūna su tais vaikais, nes vis tiek vaikai į jūs visus žiūri pro ekranus, jūs mėgsta sureikšminti visus ir atvažiavę jūs čia visiems parodot, kad jūs esate tokie paprasti bičiai, kaip ir visi. Aš manau jo, nes šiaip su vaikais tai įdomu, visi tokie žaismingi, galiu pasakyti, visi sveikinasi, aš tai žinai, kaip su savo draugu bendrauju, dažniausiai net vaikai nustemba, žinai, bliama, tu toks paprastas, žinai, kažką tokio. Mane pati nustebina, kiek daug emocijų vaikai turi, tai labai, labai. Aš žiūriu tą baseiną ir sakau, kad reikia plavkas mautis Tai šauna ir eiti. šokti į baseiną. Turėjo, atsivežiai? Ne, aš pasiskolint galvoju iš jūsų. Gerai, viskas. Tai ta linksma gaida pabuvom, pamatė daugiau mažiau, kaip čia pas mus viskas vyksta stovyklai. Tai jeigu norit atvykti, žinot kada, žinot kur, viskas yra www.kosminėstovykla.lt. Tai ačiū už tai, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose Žintelio kanale. Kitais metais susitiksime dar. Kosminė stovykla 4. 4 bus jau kartą. Jau kosminė stovykla V4 bus. Tuoj Karolis man skambina, eisiu Viskas, einam su žaist. vaikais. Gerai. Ate.